Banali, bet tiesa. Dažniausiai liga žmogų pasirenka ne laiku ir dar lyg maža to būtų ilgai vedžioja diagnozių labirintais. Šiandien seksime įkandin vieną tokių istorijų, kuri beveik chrestomatinė. Kasmet tikrindavausi ir nejaučiu jokių nei skausmų, jokių simptomų ligos nebuvo. Kada po tų 11 metų aš pasitikrinau ir man, tiesiog pastebėjau, kad kažkas yra negerai. Ir tada mane iš karto užregistravo operacijai ir išoperavus paaiškėjo, kad man yra kiaušidžių vėžys 3 stadija. Ir jeigu aš būčiau iš viso nesitikrinus, nežinau, ar aš šiandien čia kalbėčiau. Jokio skausmo, nieko nebuvo. Jeigu aš jaučiu skausmą ar ką, gal kreipčiausi. O kada čia tik taip pasitikrinant gali kažką taip pamatyti, matomai taip. Beveik taisyklė, kiaušidžių vėžys aptinkamas vėlyvose stadijose. Profesorė Daivė Vaitkienė su šia paciente ir jos liga koja kojon eina jau 2 metus. Daug pasakytų tie, kurie nors kiek nutuokia, kad bet kurios onkologinės ligos 3 stadija optimistiškai nenuteikia. Bet ką daryti, jei ši liga savo veido geruoju nerodo, prisidengia kitomis bėdomis? Klastingumas ligos yra tame, kad jinai kaip chameleonas, jai būdingi požymiai dažniausiai niekiek nesusijęs su ginekologija. Tai yra virškinimo sutrikimai, diskomfortas skrandžio plote, žarnyno problemos, apsunkintas tuštinimasis, šlapinimasis, skausmas galų gale, bet visi šie požymiai yra pažengusios ligos, dėl ko virš 70% ligos yra aptinkama 3-4 stadijoje. Ir ankstyvosios ligos stadijos dažniausiai yra atsitiktiniai radiniai. Lietuvoje susirga kasmet apie 400, tačiau miršta daugiau moterų nei nuo visų kitų onkoginekologinių ligų kartu sudėjus. Todėl pasaulio ir Lietuvos medikai ragina apie šią ligą garsiau šnekėti, kad kiekviena moteris turėtų bent suvokimą apie šios klastingos ligos eigą. Iš tiesų apie kiaušidžių vėžį buvo kalbama ir dar tebėra kalbama, sakyčiau, ne tiek daug, kiek pati liga, kokį skausmą sukelia. Informacijos kiekis nėra adekvatus, vadinkime, ligos sukeliamai žalai sveikatai. Bet tai yra visiškai paaiškinama. Daug yra kalbama apie tas ligas, kurioms yra žinoma aiški prevencija, kai yra aiškiai sukurtos patikros programos, kai yra visuomenės sveikatos specialistai suranda patikros metodą ir ekonomiškai paskaičiuoja, kad jis yra naudingas. Iš tiesų iki šios dienos nėra jokio ekonomiškai įrodyto ir naudingo įrankio, kaip užkirsti kelią kiaušidžių vėžiui. Todėl visuomenės sveikatos požiūrį lyg ir mažai visuomenėje kalbama, nes nelabai ką turima labai efektyvaus pasiūlyti. Ir tie nelabai efektyvūs metodai, bet vieninteliai, kurie gali būti, tai yra įprastinė kasmetinė patikra, tai yra ginekologinė apžiūra, ultragarsinis tyrimas ir aptikus pakitimų kiaušidėse kiaušidžių vėžio žymenys. Bet nei vienas iš šitų metodų nėra labai efektyvus, ekonomiškai naudingas. Kitaip tariant, pats žmogus turėtų save kaip ir finansuoti šioje srityje. Starto linija, kai liga įtariama ir pagaunama, dažniausiai yra čia, kur ultragarsu galima atpažinti vėžį pranašaujančius darinius. Kitas, galima sakyti, kontrolinis žvilgsnis tenka radioterapeutams, kurie tarsi matytų kiaurai. Jau žino ir kiek liga pažengusi. Kompiuterinės tomografijos tyrimas yra radiologinis tyrimo metodas, vienintelis neinvazinis tyrimo metodas, detaliai parodantis kiaušidžių vėžio išplitimą iki ligos gydymo pradžios. Kaip žinia, moteris kreipiasi į specialistus pajutusi visiškai tokius nespecifinius požymius ligos. Tai yra kažkoks nevirškinimo jausmas, galbūt padidėjusi pilvo apimtis. Ir daleiskim, šita moteris papuola pas gydytoją echoskopuotoją, kuris randa nemažą kiekį skysčio pilvaplėvės ertmėje. Tai yra vienas iš specifinių tokių požymių. Tai mes patvirtinam ir šitos ligos diagnozę, jos išsisėjimą ir atmetam kito vėžio galimybę. Tai yra svarbu prieš renkantis chirurginį gydymo metodą ir chemoterapiją. Kiaušidžių vėžys moterų žudiku vadinamas todėl, jog labai sunku šią ligą nustatyti pradžioje. Ir vystosi idėja dėl moters fiziologijos ypatybių žaibiškai. Kiek ginklų turime šiandien prieš šią onkologinę ligą, jai pažengus? Apie 30 metų yra galvojama, kaip pagerinti pacienčių išgyvenamumą sergančių kiaušidžių vėžių. Ir, pirmiausia, tai buvo paprastos operacijos, kas tai yra suprantama prie moteriai, kokia tai yra operacija. Tai yra, kaip taisyklė,
gimdos, kiaušidžių pašalinimas ir taukinės pašalinimas. Toks buvo supratimas anksčiau. Po to, aišku, gerėjant chirurginiai technikai, gerėjant reanimacijai, tos operacijos vis pradėjo plėstis. Jų apimtis pradėjo didėti, nes buvo pastebima, kad kuo yra mažesnė likutinė liga, tuo pacientė ilgiau gyvena. Kalbant apie chirurginę pagalbą gydant kiaušidžių vėžį, šiandien medikai geba atlikti išplėstines įvairių sričių specialistų sutelktas chirurginės operacijas, kai vienu metu stengiamasi pašalinti ne tik naviką, bet ir visus įmanomus vėžio apimtus židinius. Liga yra klastinga, ji, kaip žinia, yra pagaunama jau pažengusiose stadijose nustatoma, būna pakankamai išplitusi organizme ir dažnai pirmasis gydymo metodas yra operacinis. Pakankamo išgyvenamumo ar pakankamai ilgo berecidyvinio laikotarpio nebus be gerai atliktos chirurginės intervencijos. Apie tai jau niekas nebediskutuoja. Dėl to visos pastangos turi būti dėtos tai, kad pirmiausiai būtų atlikta kokybiška operacija. Kitas žingsnis palaikantis ne tik išgyvenamumą, bet ir gyvenimo kokybę bei koja kojon lydintis vėžių sergančią pacientę yra chemoterapija. Šis sritis paskutiniaisiais metais taip pat progresuoja ir pati vėžio samprata paskutiniaisiais metais kinta. Kalbant apie papildomą pooperacinį, adjuvantinį tokių pacienčių gydymą, tai aišku, absoliuti dauguma, apie 98% pacienčių, kurios būna išoperuojamos, toliau jau jom yra tęsiamas chemoterapinis gydymas. Ir kaip taisyklė, mūsų pacientai yra gydomi praktiškai taip, kaip ir visose išsivyščiusiose šalyse. Ir šiuo metu yra registruotas ir jau aprobuotas ir Lietuvoje biologinis preparatas, kuris gerina pacienčių sergančių kiaušidžių vėžių išgyvenamumą. Čia jau irgi neabejotinai. Toks šiandien yra kompleksinis kiaušidžių vėžio gydymas. Intervencinė chirurgija, spindulinė, hormoninė terapija ir be abejonės tai, kas šiandien teikia vilčių. Individualizuotas gydymas, biologinė terapija. Be abejo, tai suteikia daugiau šansų pacientį gyventi ilgiau. Sunku kalbėti apie išsveikimą turbūt išplitusio ligų atvejais, tačiau jau vien tai, kad išgyvenamumo kreivė ilgesnės jos darosi nei nuo pobuvusio, tai jau yra gerai. Kas kita, kad tai yra, aišku, labai brangus gydymas. Bet pasaulyje apie kainą kažkodėl niekas nebediskutuoja, visi žiūri tik tais ką padaryti, kad pacientas gyventų ilgiau. Ir pabaigoje žemai lenkiamės savo pašnekoviai. Net nerodydama veido, ji nuoširdžiai tiki, kad kovoje su liga laimės gyvenimą. Jai rūpi, kad apie šią ligą žinotų visos moterys. Jau daug esu girdėjus, daug esu skaičius ir girdėjus, kad vis tik tai ir tas vėžys yra šiek tiek jau, gal nesakau, kad jis pagydomas, bet atitolinama liga, kaip sakyti, jeigu gydaisi, jeigu laiku tikrinėsi, jeigu, kaip sakyt, paklūsti gydytojų sprendimam, aš taip galvočiau. Aš visom moterim, ar tai jaunesnis, ar tai vyresnis, bet kokiu atveju reikia tikrintis ir kaip galima, kaip sako, profilaktiškai į metus vieną kartą. Bet jeigu kas nors truputį, negero ar ką, būtina tikrintis ir kaip galima anksčiau užbėgti lygiai už akių. Įvertinus visus šiuos dešimtmečių pasiekimus tobulinant kiaušidžių vėžio gydymą, sako mūsų šalies onkoginekologai, galima reziumuoti, kad tai nebėra beviltiška liga, bet ir kalbėti bei žinoti apie tai būtina. Tiesiog, kad vieną dieną nebūtų skaudžiai per vėlu.